Alio. Labadiena, Germanai. Čia skambina Greta Umaraitė. Prisimeni mane? Žinoma, prisimenu. Kas nutiko? Noriu pasikalbėti apie tavo ateitį. Aš kai ką žinau. Ne telefonu. Skambinu dėl susitikimo. Tavo paties labai. Gerai, atsiųsiu adresą. Iki. Aplinką stebėk. Sakė, adresą atsiūs. Tai jisai čia pas save į namus kviečia. Koks skirtumas? Nu, koks skirtumas, tai ten Benas. Tu ką, bijai, Beno? Nebijau. Bet gali kibirkštis kilti. Pradės klausinėti, ko tu čia, ko nori, ko reikia. Turi jisai savo planą ir nekreipsi tave dėmesio. Svarbiausia viską susakyk ir lauksim. Pažiūrėsim, suveiks planas ar ne. Va, dokumentai čiki-čiki. Juridiškai nepriekaištingi. Ir liudininkai yra. Aišku, notariškai patvirtinta. Viskas irgi gerai. Matau. Ir nesuveikia. Nu tai aišku, ne. Sako, kad viskas spręs teismas. O teismas gali vykti po 6 mėnesių, kol vyksta tyrimas. Man Davidaitytė sakė, kad jeigu dokai bus tvarkingi, byla gali būti nutraukta. Gali. Bet gali ir tęs tyrimą. Oi, tai ir kutė neturi ant manęs akies. Vilkins bylą kiek įmanoma. Į Letiną nori? Kokia čia dar Letina? Jinai šarkį sodino ir dar šitą, kaip tą Mirkintą uždarius buvo. Kas čia tokie? Kriminalinis biuras. Kaip sakant, beveik kolegos. Aha, nu tai ką? Laukti teismo, tarti su teisėju? 1,5 metų. Tada nežinau. Nu ką, turiu judėti. Dar yra kas, ką turiu žinot? Nu, ne, lyg tai viską išdėščiau. Gerai, iki. Iki. Trauktinės neturi? Ko? Trauktinės. A, aišku, turiu. Kažkaip sunkiai daina. Kavą siūlo. Advokatas, aišku, pradėjo gesinti Jurkutės ataką. Kanarskis patikėjo, atrodė įsigandęs. Atmest tos dokumentus, net jeigu jie būtų tikri. Dar laukia elektroninių duomenų ekspertizės. Nori pamatyti bendrą vaizdą. Tai nusiteikusi vilkinti, ne? Nu, kad neskubės, tai tikrai. 2 milijonai. 2 milijonai. Reikia nušalinti nuo tyrimų. Nebijai, Ko? kad tave įtars. Kaip nors išgyvensiu. Kyšio ėmimas stambiu mastu. Čia 20 000. Ir žiūrėk, būk atsargi.
Reikia susitarti dėl smulkmenų. Tu ateis advokatas ir susitarsim dėl smulkmenų. Šiandien paskambinsiu, gal kas pasikeitė. O. Kaip tik ir advokatas. Sveiki. Jau žadėjau jums skambinti. Pagarba prokuroriai. Na va. Man jau papasakojo, kad tyrimas pasuko sunkiausių kelių, bet mes turime būdų, kaip supaprastinti procesą. Mums bus reikalinga jūsų pagalba. Mielai. Dėl bendro gėrio, taip sakant, esu pasiruošęs talkai. Sveiki. Sveikas. Kas naujesnio? Tu vienas? Vienas. Gersi kažką? Ne, ačiū. Prisėsk. Henrikas nori tave matyti. O tai kur jis? Tai pakviesiu. Kas čia per konspiracija? Saugausi. Medžioja mane. Snaiperis krūmuose sėdėjo. Gaudėm, nepagavom. Kada čia? Šiandien. Tu nieko nežinai. Aišku, kad ne. Galvojau, susitiksim dėl taikos. Matai, baronas netaikos nori. O taikosi mane nuimti. Padėk man, gyvensim ilgai ir laimingai. Mes patikrinom tavo sąskaitas. Viskas užstatyta. Kortelėse minusai. To, ką tu uždirbsi šito serialo, tau nieko. Prašom. Iš tos skolų. Šitie pinigai yra tavo. Atsiprašau. Benai, galima parašyti? Manęs nežiūrėk. Klausiu paskutinį kartą. Ar man pasiimti šitos pinigus su savimi? Keistus skambučius laukiu. Skambino Greta Umaraitė. Iš kur tu ją pažįsti? Matėmės porą kartų čia, porą kartų švedijai. Ir ko norėjo? Susitikt. Dėl ko? Nežinau, telefonu neklausiu. O kaip tau atrodo? Dėl ko neskambina? Nežinau. Gal dėl Henriko kokias naujas sąlygas dėl taikos perduoti ar... Per Gretą? Tai ir man neaišku, ko iš čia kišasi. O kokie tavo santykiai su ja? Jokie. Buvo laikai, pradžiai man padėjo, paskui atskilau. Umarai laikė uždarė.
Nuo to karto nesimatėm. Gerai. Žiūrėsim, ko jinai nori. O kada su Henriku susitinkam? Rytoj? Niekas nesikeičia? Ne, niekas nesikeičia. Mane tik Gretos skambutis labai nustebino. Žiūrėsim, ko jinai nori. Gerai, eik pasilyvė. Žiūrėkit filmą. Palauk. O tai, ko tu iš manęs nori? Kuo aš turėčiau tau padėti? Padėk man nuimti baroną. O, čia tu ne tuo adresu. Žiūrėk, kol jis čia veikiantis asmuo, jokių susitarimų ir jokios taikos nebus. Benė jo nekontroliuoja, tu irgi žodžio neturi. Tu neįsivaizduoji, koks jis psichinis yra. Baroną reikia stabdyti. Žiūrėk, su šita konkrečia istorija aš nenoriu turėti nieko bendro. Aš suprantu. Bet ką man daryti? Laukti, kol vėl ateis. Su baronu daryk, ką tik nori. O Benę palieki ramybei. Nu va, puikiai. Man šito reikia, tavo pritarimo. Manęs čia nevelk. Geriau sakyk, kada rytoj susibėgam. Žiūrėk, jokios taikos nebus, kol šitas asilas vadovaus paradui. Tu juokauji. Aš rimtai. Nu gerai, rytoj susitarsim, po rytą ateis manęs nuimti. Man tokios taikos nereikia. Tai formulės irgi nebereikia. Tu uždaryk vieną klausimą ir spręsk antrą. Tada galėsi keliauti į visas 4 pusės. Ko tu įsikabinęs į šitą miestą? Gerai, lauksiu žinutės. Parašyk, kada, kur privažiuot. Viskas gerai? Yra apie ką pamastyti. Gerai. Užteks. Griežtai čia pas jūs? Laikai neramus. Prašom, sėskis. O tu nepasikeitus? Gal šiek tiek liūdnesnė. Tiesa, užuojauta dėl Kristupo. Henrikas mano, kad čia tavo darbas. Fantastika. Kam man jis reikalingas? O tu kokiu klausimu? Blogai man yra.
Su Henriku nesutariu. Psichologas aš nekoks, bet pasakok, gal ką nors patarsiu. Kristupas savo sąskaitose paliko pinigų. Ir nemažai pinigų. Ir nekilnojamo turto. Bet Henrikas apie jokias dalybas nenori nei girdėti. Logiška. Logiškai. Ir reikalai. Nieko savo. Nuo kada sesuo neturi teisės į brolio palikimą? Kuo aš čia galiu padėti? Pašalink jį. Juokauja. Arba jis pašalins tave. Šiandien visą dieną po miškus lakstė. Kažkokio snaiperio ieškojo. Jis galvoja, kad tu pasiuntei. Nesąmonė. Aš galiu tau padėti ir išsiaiškinti, ką jisai planuoja daryti. Man to nereikia. Aš apsaugą turiu. Tai tu nenori man padėti. Žinai, tikrai ne. Gerai. Suprantu, kad mes mąstom skirtingai. Nieko tokio, pati susitvarkysiu. Ačiū už sugaištą laiką. Nėra aš ką. Ko nori? Skundžiasi, kad Henrikas ją nori nuo palikimo atfutbolinti. Kokio palikimo? Kristupą. O kam Henrikus ją dalinsis? Ką dar sakė? Prašė, kad aš Henrikui užveršiu. Arba jis mane užvers. Kodėl? Atinėjus pasivaideno, kad kažkoks snaiperis Henriko tyko. Sako, aš siunčiau. Tai tu siuntai tą snaiperį? Baigtų. Vaidenas jiems. Tai susitaikymo nebus. Tegu nusiramina. Vieną dieną šią, vieną ten. Klausyk, jeigu tu už nugaros man kažką konstruoji, tai tu ne tik mano, tu ir Olivijos gyvybei keli pavojų. Benai. Ten jie savo reikalus sprendžia, pykstasi. Nepradėkime mes. Viskas kontroliuojama. Tikrai. Tikrai. Tikrai.